XVIII amžiaus pabaigoje Raseiniuose iškilęs Domininkonų vienuolynas vienas seniausių ir vertingiausių miesto pastatų. Tai mūsų istorijos ir tapatybės dalis. Iš čia prasidėjo Raseinių kultūrinis ir religinis gyvenimas. Ši vieta išlaikė ne tik sienas, bet ir atmintį apie miestą, koks jis buvo prieš kelis šimtmečius. Dabar vienuolyno ateitis politikų rankose. Pastatai įtraukti į aukcionų sąrašą, o savivaldybei siūloma juos įsigyti už 276 000 eurų arba išsinuomoti beveik šimtmečiui. Kaip sakant, procesas vyksta jau tikrai netrumpą laiką ir šiandien atvykau su viltimi, kad mes galiausiai turėsim sprendimą, ką darysim. Nes jeigu ne, tuomet vis tiek tęsim tai, ką pradėjom ir vienuolynas bus ieškoma, kaip jį parduoti. Pardavimą tęsit, ar ne? Kodėl patys vis dėlto nepriėmėt sprendimo likti čia? Raseinių bendruomenė tikrai būtų apsidžiaugusi jūsų kaiminystė ir bendrystė. Tikrai žinau, kad būtų apsidžiaugusi, bet Lietuvoje mes dominikonai esame tik 5 broliai. Tai reiškia, kad turim didžiulį Vilniaus vienuolyną, Vilniaus miestas ir apskritai, Vilnius lieka mūsų, kaip sakant, centrinė būstinė. O Raseinių vienuolyną atsiėmėm dėl istorinio teisingumo, sakant, ne tai, kad mums trūksta turto ar norim turėti kuo daugiau pastatų, bet pirmiausia, kad būtų tiesiog įvykdyta istorinė tiesa dėl atimto turto, neteisingai atimto turto. Ir taip suprantu, kad raseiniškiai turi dar kai kurie ypatingai senosios kartos prisiminimą apie dominikonus atvykusius iš Amerikos, kurie juos ruošė pirmai komunijai su tuo amerikietišku akcentu. Bet kągi, istorija keičiasi. Dabar kol kas bent jau mūsų ordino realybė Lietuvoje yra tokia. Viltinga, yra ir pašaukimų, bet kaip sakant, pirmiausia, turim stiprinti savo vietas, kur esam kol kas dabar. O jau ateityje implantacijas jau bus galima mąstyti, bet kol kas Raseiniai lieka, ne tai, kad mūsų nustumti į nuošalę, bet nes tai yra vis tiek mūsų istorinis paminklas, mūsų istorija. Tas pats tarpukaris atkurtos Lietuvos buvo pažymėtas dominikonų istorijoje kaip čia, centriniai namai. Čia atsikūrė dominikonų provincija, čia vėlgi plėtėsi mūsų veiklos, bet atėjo Antrasis pasaulinis karas, buvo dominikonai vėl išblaškyti ir vis tiek šis vienuolynas lieka kaip paminklas, kaip atminimo ir mūsų bendrystė su Raseiniais ir apskritai mūsų provincijos istorijoje, kur yra ne vieno šimtmečio istorija. Žiūrėkit, yra 2 variantai, ar ne, šito pastato pardavimas ir nuoma beveik 100 metų. Bet gal yra ir 3 variantas, dovana Raseiniam? Iš tikrųjų, šitas klausimas, neblogas klausimas. Kalbant apie dovaną, taip, galimybė išlieka, bet, taip sakant, klausimas nenaudos. Klausimas iš tikrųjų vėlgi to paties istorinio teisingumo, nes, ta prasme, ordinas čia statė namus. Čia buvo mūsų istorinė vieta, mūsų namai, taip sakant, kad ir bendrystės dvasiai. Vis tiek mes savivaldybei siūlėm net 2 variantus. Buvo pirkimas iškart, buvo panauda 100 metų, 99 metams, arba išsimokėjimui pirkimas. Tas, ko gero, irgi būtų vienas iš sprendimų. Vakar čia lankėsi Raseinių rajono politikai. Trumpą ekskursiją jiems vedė istorikas Arnas Mitra, o vienuolyno prioras brolis Jokūbas Marija Goštautas pristatė galimus ateities planus. Kad kur jūs esat bendrai ir neturim dominikonų vienuolyno kompleksą, reikia nepamiršti, kad šitie yra rūmai, sudaro šį bendrą kompleksą su Svirnu, kuris yra sutvarkytas ir vežiminė, tie sovietmečių garažai atsiradę truputį sunaikina tą kompleksą. Visais toks turėtų būti dailus, beveik, sakykime,
kvadrato formos. Šitie rūmai yra pačios 18 amžiaus pabaigos statybos. 1782, jeigu dabar nenusišnekėjau, ką tik, sakykime, 18 amžiaus pabaiga, nes truputį skiriasi su bažnyčios statyba. Dominikonai čia gyvena nuo 17 amžiaus, iš pradžių buvo mediniai rūmai, paskui pasistatė šitos mūrinius, kuriuos stato Liudvikas Grincevičius, dominikonų prioras ir architektas kartu, turėjo tokią specialybę. Ir dėja nėra išlikusių jokių brėžinių, kaip prašoma, kai jisai išvažiavo gydytis į Vilnių, tenais numirė, bokštai bažnyčios buvo nebaigti ir nėra išlikusių brėžinių. Bet yra aiškiai parašyta, kad vienuolynas turėjo 22 šildomas celes ir buvo dar koplyčia vienuoliams melstis. Vėliau buvo pristatyta nuo bažnyčios iki vienuolyno, va čia maždaug šitoje vietoje ėjo tokia arkada, galerija sujungusi, dominikonai vaikšto tiesiai į bažnyčią, jinai 19 amžiaus pabaigoje buvo nuardyta. Ir vėliau buvo Lurdas dar tarpukariu padarytas prie nuo sienos. Vienuoliai gyvena čia iki sukilimo 1863, paskui caro represijos, kaip ir visoje Lietuvoje, dominikonus uždaro. Ir vienuolynas patenka, pavadinkim taip, į pasauliečių rankas, tada į parapijos rankas, kur galiausiai tarpukarį grįžta vėl dominikonai Raseinius, daro tokią nedidelę rekonstrukciją ir bažnyčios kartu ten laiptus pakeičia, čia pristato keletą dalykų ir prie vienuolyno. Na ir Antras pasaulinis karas, vienuolynas yra gana smarkiai apgriaunamas, todėl dabar, kai mes jums pavaikščiosim, parodysim, yra ta 81 metų rekonstrukcija. Autentiškumo kiek yra sunku pasakyti, kai kur matosi, kad grindis, kai kur matosi erdvės. Pagal visą dominikonišką tradiciją tikrai turėtų būti tapybos, bet tai galėtų sakyti tik tais polichromijos tyrimai. Tada reikėtų architektūrinių tyrimų, kur tiksliai buvo kokios, pavyzdžiui, koplyčios vietos, aš niekur neišskaitau, niekas nežinau, kurioje vietoje galėjo būti koplyčia. Nes kai buvo pritaikoma nacionalinės Martyno Mažvydos bibliotekų tam dublikatų skyriui, tam buvo padaryta taip, kad tiktų sandėliuoti knygas, o ne taip, kad būtų gyvenama ir panašiai. Todėl tos celės kai kurios gali būti padidintos, kai kurios apjungtos ir pamastysit vieną didžiulę erdvę, kur buvo anas korpusas buvo labiausiai nugriautas, tai tenais ir padarė nieko net kur net vientisą patalpą knygoms, kur buvo reiškia suvirintos lentynos, mes grįžtam taip pat dabar tenais ir net. Politikų nuomonės išsiskyrė net tarp tų, kurie priklauso tai pačiai partijai. Vieni tiki, kad tai proga išsaugoti paveldą ir suteikti jam naują gyvenimą, kiti įspėja, tai per didelė našta savivaldybės biudžetui. Sprendimas nėra lengvas, bet aišku viena, domininkonų vienuolynas ne tik plytos ir stogas. Tai Raseinių istorijos dalis, kurios likimas sprendžiamas šiandien. Mano nuomonė, tai reikėtų išsaugoti tokį turimą turtą, kokiam priemonėm, tik tai klausimas, ar tai galėtų būti savivaldybinės vien tik tai lėšos, ar valstybinės lėšos, ar privačių asmenų kažkokie finansiniai srautai. Šiandien čia susirinkome, pristatome tarybos nariam, kad jie galėtų bent jau orientaciniai pasakyti, ar einame į šitą projektą, ar visgi atsisakome ir leidžiame spręsti tai kitiem. Dagi vienuoliai prašė bent jau nuomonę išsakyti, ar mes norėtumėm tai daryti, tai šiandien tarybos nariai tam ir yra pakviesti, kad jie susidarytų įspūdį apie esamą padėtį ir galiausiai pasakytų, ar mes bandome dėrėti su vienuoliais, bandome ieškoti kažkokių sąlygų, ar visgi sakome, kad tai ne mūsų reikalas ir tegul sprendžia kiti. Ir jūs esate už pirkimą ar prieš? Asmeniškai reikėtų dar pagalvoti, bet jeigu taip atsakyti ant greitųjų, tai prieš. Kodėl? Pagrįskit nuomonę. Nėra čia didžiulė kažkokia istorinė vertybė, kurie būtų reikalas išsaugoti, o būklė esama pastato katastrofiška ir reikėtų turėti viziją, kas čia gali būti, kam labiausiai tarnaut galėtų ir kas atsipirktų. Jo, tai manau, kad verslininkai tai iš karto, jeigu būtų pajutę didelius pliusus, tai būtų pagriebę, o savivaldybei dėti pinigų, kai yra kitų kiaurų vietų, tai
labai reikėtų pagalvoti. Aš dar kartą sakau, aš būčiau prieš. Aš nežinau, ar dėl to, kad dominikonai čia negyvena ar kas, bet mūsų rajone su paveldu yra tragedija. Dvarai visi, kurie buvo atkūrus normalų susiprivatizavo, nuėjo šunį ant uodegos, Biliūnų nuėjo šunį ant uodegos savininkė apjudo šunimis, Maslauskiškių malūnas be šeimininkės stovi praktiškai. Galėčiau vardyti, nėra nei vieno padoraus paveldo objekto sutvarkyto išskyrus Raseinių muziejų. Man tai Arno mintis, atsiprašau, labai patiko. Sako, 3 metai iš lėto mes galime eiti, iš tikrųjų mes čia neturim tų tempų ir skubinti, bet mes, žiūrėkit, kultūros centras jau 5 metų. Kaip tai reikia, tai čia mes 10 metų. Bet ir dabar aš visko gerai nežinau, kas naudingiau, ten irgi vienuolyno dalis, ne, kur jau privatininkam parduota, čia ne. Apačioj? Ūkiniai pastatai privatizavai. Čia žyminės matosi dalis per langą, kurį griūva. Rizikavo, to nereikia, paduodam, tą neduodam. Kalbant apie visą kompleksą, taip, apie visą kompleksą kalbant, mums net negrąžino tų pastatų, ta prasme, pardavė valstybė juos. Ta prasme, kalbant apie Svirną, apie Bet žiūrėkit, mes čia turbūt, kaip to pačioj dar, kai kalbėjom, minėjau, turbūt galvotume, jeigu visgi ryžtumėmės šitam projektui tvarkyti viską kompleksiškai, tariantis su privatininkais, kurie turi savo pastatus, kad jie svarstytų irgi kažkokius sprendinius daryti, tvarkytis ir taip toliau, kompleksiškai kartu su mumis. Tai čia sutvarkius turėtumėm gražų vidinį kiemą, galbūt sodą, dar kažką, idėjų visokiausių galime. Bet mūsų fundamentinis klausimas yra dėl šito objekto. Ar mes kaip savivaldybė turėtumėm šitą projektą daryti, įgyvendinti po truputį, čia kaip minėjau, per keletą turbūt metų neišeitų, aš taip orientaciniai trunka 10 metų. Tai čia jeigu pinigų gaunam. Jeigu pinigų negaunam, tada savivaldybei galvos skausmas tikrai nemažas būtų, nes reikėtų bent jau avarinės būklės šalinti ir taip toliau, tai čia irgi reikalų. Tai aš suprantu, kad šiai akimirkai turbūt sunku įvertinti visą techninę dokumentaciją, kokia jinai turėtų būti. Galimus finansinius srautus, kokie čia galimai reikėtų investuoti ir panašiai. Tai mano toks šiandien ir tikslas yra išklausyti tarybos narius jų matymus, kad aš galėčiau orientaciniai atsakyti gerbiamiem vienuoliam, ar mes pradedam šitą darbą su jais derinimo, ar nepradedam. Tai va čia esminis klausimas, kurį šiandien turėtumėm atsakyti. Nes dokumentas yra kaip ir paruoštas, bet mums reikia to paskutinio taško, ar mes tai pradedam ar nepradedam. Tai va. Toliau mano provokacinis klausimas buvo susijęs su tuo, kad mes kaip savivaldybė norėtumėm kuo mažiau patirti sąnaudų ir tą turbūt turėti savo rankose. Tai aš suprantu, vienuoliam irgi svarbu finansai, jie norėtų finansinių kažkokių už tą pastatą. Ta prasme, klausimas nėra finansai. Klausimas yra dėl istorinio teisingumo. Taip. Nes mano mintis, galbūt ir pasiūlymas būtų, kad aš vis tiek savivaldybėje, kadangi už biudžetą atsakingas, tai turiu skaičiuoti tos pinigus, tai mano matymas galbūt galėtų būti, kad mes sutartumėm, tarkim, už eurą simbolinį perimti, susitarti kažkokiu atskiru susitarimu dėl jūsų veiklų, užsiėmimų, tam tikrų, nežinau, patalpų turėjimo savo reikmėm. Tai vat, mano toks galbūt matymas, nežinau, tarybos nariai gal kažkaip kitokį. Ką keičia, jeigu savininkas yra tik savivaldybė ir tas kitas variantas, kada, tarkim, panaudos būdu yra perėjimas vienuolynas? Tai ir po 200 metų nereikės spręsti jo priklausomybės. Po 100 metų mūsų nebus, tai koks skirtumas. Taip, kad tas dalysis yra svarbu, bet ar tai keičia, aš turiu menį, atstatant, gaunant finansavimą ir panašiai? Keičia. Aš labai keičia pagrindinis dalykas, tai yra sprendimo teisė, nederinant su antrąją, trečiąją kažkokiu. Yra dalykų, kuriuos reikia. Nupirkus. Varsa, už tą vieną eurą nupirkus nereikia. Jo.
liktų derinimas tik tai su KPD ir praktiškai... Nes mes viena savivaldybė šito projekto tikrai nepatempsim, atvirai sakau, jūs ir tai reikėtų telktis privačius asmenis, kurie norėtų tame dalyvauti, kurie galėtų investuoti veiklos tam tikras vykdyti. Mes matome vienuolių tam tikrą lūkestį, ko čia negali būti. Mes tą turėtume lygiai apsirašyti susitarimuose savo. Populiariai tariant, žiūrėkit, aš dalyvauju, bet tiesiog yra tam tikri dalykai moraliniai, kur čia neturėtų vykti. Žiūrėkit, gerai, o nauda, kaip jūs sakote, ne, už 1 eurą perimam, net nei nauda. Čia tik tai mano pamastymas nebūtinai. Gerai, man asmeniškai labiausiai patiko, kad tai gerai, jeigu dabar yra laikotarpis, per kurį reikėtų pajudinti tą veiksmą. Pavyzdžiui, jeigu mes turėtume sumatyti... Tai žiūrėkit, procesas aš įsivaizduoju toks turėtų būti. Pirmiausia, mes turėtume atsakyti, ar mes norime. Tada sudaryti sutartis, tada tarybos sprendimai turėtų dėl perėmimo būti. Tada turėtume sudaryti sutartis dėl vaikų tam tikrų, aš irgi įsivaizduoju. Nes jeigu, tarkim, žemė gaunam, tai mes turime kažką pasiūlyti vienuolę. Veiklom, kažkokiam dalykam. Tai reiškia būtų kaip ir bendras. Tai vis tiek. Liktų savivaldybė vis tiek. Savivaldybės turtas su įsipareigojimais turto dabar. Veiklai 99 metų. Pavyzdžiui. Ne, tai nu turiu dar kalbą, jeigu perkam mažiau, tas savininkai mes, padarys su tokia kokias veiklas, ar kokias kartu rengiam idėjas gyvenimo. Šiuo momentu pagal pristatomą informaciją ir turimą turtą, manau, kad reikėtų kalbėti apie už. Daug pinigų, daug milijonų. Iš kur? Na, tai manau, tai yra politikų darbas rasti finansavimą, rasti galimybės. Manau, kad galimybės yra europiniai fondai, struktūriniai fondai, kur būtų galima kreiptis, ieškoti, rasti galima finansavimą. Paprastas klausimas, už ar prieš? Aš esu tikrai prieš, kad tai perimtų savivaldybę. Kodėl? Dėl to, kad yra neapsujopama suma, norint šitą pastatą padaryti veikiamą, taip grubiai skaičiuojant, iki 20 milijonų, savivaldybė tikrai tokių lėšų neturi. Ne savivaldybės funkcija. Savivaldybės funkcija yra gyventojai, žmonės, o šitą privatus verslas galėtų daryti čia muziejus, rūmus ir panašiai, kaip kiek dvarų Lietuvoje yra privačių, tai vienas iš tų čia būtų vienuolynas privatus. Tai aš tik už privatų, atiduoti tik privatininką, jokių būdų ne iš biudžeto. Būtent, tai kad už patį vienuolyną tai už, tik aišku, įsigijimo sąlygos yra labai svarbu ir aktualu. Na ir nuo jų turėtų ir priklausyti, nes ėmimas panaudai, tai suprantat, paskui labai pasidaro biurokratiniai dalykai, derinimas su tikruoju savininku ir jeigu pasiryžtų investuoti ir verslas į šį pastatą, tai būtų problemų. Jeigu būtų atidavimas, tada ieškoti investuotojų ir galbūt per viešąją privačią partnerystę šį pastatą prikelti ir pritaikyti rajono reikmėm. Aš pirmiausiai tai pirmą kartą šitam vienuolyno komplekse lankausi ir noriu susidaryti nuomonę, kad tai bus savivaldybei didžiulė našta ir mūsų žmonėm didžiulė našta. Čia yra paskaičiavę, lyg tai apie 20 milijonų gali kainuoti. Suprantu, kad tai yra labai svarbus mums senamiesčio pastatas ir aš galvoju, gal reikėtų mums rizikuoti ir investuoti, bet tai būtų ilgalaikė investicija. Tai už. Turbūt, kad taip, bet dar kol kas susidarau nuomonę ir aišku reikalinga pačių gyventojų nuomonė. Ir toliau tas matymas, ką čia reikėtų daryti šitam vienuolyne, kad jį reikia išsaugoti. Taip. Mes turim galvoti ir apie ateitį. Ar mes būsim pajėgūs? Va tas svarbiausia. Jeigu mes įsigijame ir paliekam tarp likimo valiai, tai tas pats ir dabar yra. Net ir turint šiandien reikiamą pinigų sumą, to nedarys technologiškai. Tai reiškia, tai investicija į ateitį po truputėlį darant ir atkeliant šitą vienuolyną. Kaip vis tik sutarėm, nuo stogo ir į vidų, ne? Tai čia didžiausias esmė. Pavyzdžių mes turim vienuolyną Pidvinuose, kelis patraukės panašiai. Žinokit, aišku, mes dabar kalbam apie emocijos, aišku, gailestis, skaičiai, istorija ir visa kita, bet
Žinodami mūsų savivaldybės biudžetą, kuris yra tik tai vardami 58 milijonai, ir žinodami mūsų rajono poreikį socialiniam švietimui ir visą kitą, aš tiesiog vėlgi, šiai dienai aš bijau prisimti įsipareigojimą ir tai mano nuomonė yra tokia. Mes tiesiog šiai dienai finansiškai kaip savivaldybė, manau, nesam pajėgus prisijimti šitokio dydžio pastatą, to labiau, kad yra labai gera patirtis su kultūros centru, kurį priduoti parašo laukiant gal 2 metus vieno žmogaus, įvertinant, kad čia yra respublikinis paveldas, tikrai problemų ateičiai bus. Ir aš žinau visuomenės nuomonę, jeigu tik tai savivaldybė, dėl lėšų trūkumo, dėl specialistų trūkumo, nepradės darbų, iš karto vėlgi bus rodoma pirštais, jie nieko nedaro. Jie prisijėmė mūsų kartom, būsim atsakomybė ir taip toliau. Aš sakau, aš emociją padedu į šoną, aš esu realistė. Ir realiai aš matau, kad tai yra per didelė finansinė našta, žiūrint į ateities perspektyvas dėl finansavimo iš ES fondų ir taip toliau. Čia klausimas yra labai gana didelis. Bus jie, nebus, mes nežinom. O mes, kaip prasidedamos savivaldybė, aš manau, tiesiog nesam pajėgus. Šiuo metu preliminariai paskaičiuota, kad Domininkonų vienuolyno sutvarkymas galėtų kainuoti apie 20 milijonų eurų. Tai kultūros paveldo objektas, kurio rekonstrukcija bus sudėtinga, ilga ir brangi. Jeigu Raseinių rajono tarybos nariai nuspręstų perimti vienuolyną savo nuosavybėn, jau ateinančių metų savivaldybės biudžete reikėtų numatyti lėšų bent jau stogo konservavimo darbams, kad pastatas būtų apsaugotas nuo tolimesnės žalos. Politikų nuomonės, kaip girdėjote, išsiskyrė. Vieni pabrėžia, kad tai neįkainuojama investicija į kultūrą ir istoriją, kiti, kad itin didelė našta savivaldybės biudžetui. Tarybos nariai pajuokavo, kad pilnai sutvarkyti ir įveiklinti vienuolyną gali prireikti net 10 metų, panašiai kaip nutiko su kultūros centru. Tai be abejo, tarybos nariai sprendžia, ką daryti. Viešoje erdvėje buvo visokių pastebėjimų. Vieniem atrodo per brangu, kitiem atrodo nesąmonė, tretiem dar kažkas. Kitiem nesueina protas su širdim, su paveldu taip yra, kad protas gal sako ne, bet širdis sako taip. Tai to racionalumo čia bus turbūt mažai yra. Bet svarbiausia, kad pamatė jie ir spręs su meru prieš akiją. Tai mano pareiga buvo papasakot, manęs paprašė, aš parodžiau, tai žiūrėsim, kas iš to išeis. Bet dar vienas labai įdomus momentas, akcentuojami vis pinigai. Kartais ne visada piniguose, kaip sako, laimė yra, bet mano toks akcentas, kai kalbame apie paveldą, net jeigu ir mes turėtumėm kišenėje tuos pinigus, va dabar, čia va dabar, tikrai jų nepavyktų panaudoti. Dirbant su paveldu, tai bus ilgas procesas, išsidėlios nuo projekto iki architektūrinių tyrimų, polichrominių tyrimų. Ir kol bus galima įeiti į tą pastatą, jau kažką daryti, praeis 2-3 metai. Ir tie finansai išsidėlios iki ateimo į pastatą, o paskui visas įveiklinimas dar užsidės 2-3 metų į priekį, net ir turint pinigų. O jeigu neturime, tai truputį viskas ilgiau. Pagrindinis argumentas tai yra Raseinių miesto garbės reikalas, tai yra mūsų senamiestis ir būtų turbūt didžiulė nesąmonė leisti jam sugriūti. Vienas momentas, būtų labai apmaudu, jeigu pastatas patektų į tokias rankas, kad ir privačias ir kai niekas negalėtų patekti. Priminsiu tą istoriją, kai pastatas priklausė Nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai ir tikrai jie nelabai noriai čia įsileisdavo nei tai moksleivius parodyti, kaip atrodo pastatas, nei tai smalsuolius ir mes praktiškai mano karta šito pastato nebuvo mačiusi. Žinojom, kad yra, matėm, kad žiemą rūksta kaminas, bet dėja jis buvo netvertas ir negalėjom tiesiog net apsilankyti. Tai yra investicija į ateitį, reikia pagalvoti, kaip Raseinių miestas atrodys po 10 ar po 20 metų, pagalvoti apie savo vaikus, ką mes jiem paliksim. Ne viskas tikrai susiveda į paprastus dalykus, kažkokį tai trinkeles naujas ar naujas erdves. Istorija ir paveldas yra mūsų identiteto dalis ir Raseinių miesto dalis.